Na, sveiki visi, šiandien žaidžiame Minecraft, VCH Survival Game serveryje, jau trečią sykį filmuoju, taip, nes iš naujo bandikam parsisiunčiau ir pamiršau kaip ten viską nusistatyti, dabar viską atsiminiau, buvau padaręs video tokį, bet va, šitas laikyk, susipažinau. Galbūt, turėtume mes ir su juo video padaryti kokį nors ten. Tai va, šiaip esu labai pavargęs. Tai va. Sakau, nusišnekėjusiu, nes esu labai pavargęs. Taip. Vėl vienas darau šitą epizodą. Ką norėjau dar priminti. Va, bandikamas jau nukrekintas, buvom padarę video. Tik kad kažką YouTube'as pradėjo daryti per ilgas video. Ir aš nieko neapsupratau ten, kažkaip ten buvo, nebeatsimenu. Išjungiau aš ir taip buvo. Taip. Dabar nežinau, į kokią areną varyti lauksim 14 turbūt. Tai jo, vieną mečą gerą sužaisim, nes nenoriu ilgai komentuoti. Aš ilgai komentuoju. Ne visą laiką, bet visą laiką beveik aš komentuoju. Kaip Gvidas irgi buvo per Mirror's Edge išdžiūsiu, nepasilenko jis kalbėti. Tai va, jis daug nekalbėjo, ten pasisveikino ir kažką dar kitką, bet jam lagino, tai aš dažniausiai filmuoju su juo, o ne jis filmuoja ir kažkaip. Tai va, paskelbėm visi 14 areną. Filmuoju. Taip. Buvo daug kas nesutvarkyta, dabar beveik, kaip pasakyti, beveik ant HD bus. Jau greit turėtume ant HD nusistatyti. Va. Taip. Va, darysim. Neapspėsiu niekas, sakiau. Oi, palagino man. Na, čia pakankamai geras čestas man. Tai va, metam Ender perlą ir telinamės Shine. Palikau jam čestę vienam, nes yra 2 čestai, dabar aš pabandysiu jį paimti, kad mano čestas visas būtų, ne pusė. Dažniausiai jie ir bėga va čia į šitą pusę, bet ne. Taip ir maniau, kad tai bus. Jis nubėgo va čia. Smiręs. Taip, aš jį paėmiau. Taip. Nesąžiningai galim pasakyti. Gvidas prisijungė, galbūt matėt. Ok. Varomės dabar iškils tam, aš nežinau, ar gal kitas paėmė tus itemus, o gal ir šitas.
neaišku, gal jis iš viso neėmė tų itemų. Galbūt. Ne, abudu paimti. Vienas iš jų tikrai turėjo paimti. Strėlių nerandu. Ten yra, kur buvom 2 čestai ir dar šitą raudoną, galim sakyti, galvute. Tai pasakysiu, kur dar. Ten yra su raudona galvute. O ten, kai užlipi, yra toks čestas. Dar yra pilyje 3 čestai. Vienas ant bokštėlio, o kiti pilyje viršui ten turėjau išparkūrinti. Va, matot. Vai, dabar varom į pilį, man atrodo. Nes ten daugiausiai žmonių būna, full chain armor. Buvau ir su diamantiniais armorais, ilgai mane kol paėmė ten kiti, bet vis tiek pralaimėjau, nes 2 prieš 1. Aš buvau su tokiu kardu galim sakyti, ir mane paėmė. Yes. Labai gerai, ir jeigu dar kas nežinot, tai va, chain armorai visi ir gold armorai yra tas pats. Tas pats, nieko nesiskiria jie. Tai gal goldininiai biški čigonams. Nu, man labiau priširdės prie goldininiai, bet aš tikrai ne čigonas. Tai va. Bet nebesuprantu, ar čia tipo kokiems ten adminams šitie armorai, pavyzdžiui, serveriuose, nes jie turi tų kažkokių liepsnų ir nežinau, ar jie. Nežinau, kam iš viso tas chain armors kūrė tas nočas. Galim sakyti, matau niką. Tikrai matau. Paskui paimsim galbūt. O, FPS kai mažėjo. Dabar didėja. Tai va, būna šiaip 60. Buvo... Eik, savo čia jau paimta. Žiūrėjau Skype'ą ten. Filmavau, bandžiau FPS pagaudyti. Pažiūrėjau, kiek ten FPS-ų, tai buvo kažkiek. Tai va, dabar aš nieko. Tai va, taip nuleidžiam. Tai va, jeigu kas greit sustabdysim arba pabaigsim, sustabdysim, jeigu kas būtų negerai. Palaginu, tas šitas, tikrai šitas. Aš tikiuosi, kol mes taip ką... būnam nesažiningai paimam. Leonora, langė, čia, langė. Šitas turėtų būti šitas, man atrodo, nes jis plaina. O, paėmiau. Bet taip netikėtai. Įdaužiau vėl iškart. Žiūrėkit. Ai, jau neapgaliu. Tai va, man atrodo, šiandien tiek. Ir pasimatysim kitam video.